Esame Kaune, Raudondvario plentas 162. Šiandien lankomės įmonės Krinona salone, pasikalbėsime apie jų naujus produktus, tai yra karšto oro grūzintuvės. Keliaujame. Sveiki, Živilė. Labą dieną. Labai džiaugiuosi būdamas čia pas jūs Krinonoje. Ir kai kalba eina apie smulkę buitinę techniką, Krinona man yra pagrindinis prekinis ženklas. Šiandien iš tiesų norisi aptarti vieną būtent konkrečią prekę, produktą, ar ne, būtent įrengimą. Ir šis įrengimas sprendžia labai nemažai problemų. O problemas mes abu žinom, ar ne? Tai yra mažesnė virtuvė, kada mes galime taupyti vietą būtent šio įrengimo, tai yra oro grūzdintuvės, karšto oro grūzdintuvės pagalba. Tada sveikesnis maisto gaminimas su mažiau riebalų. Tada yra greitesnis maisto gaminimas ir iš esmės greitis, ką tik paminėjau, tai turbūt vienas pagrindinių tų akcentų, ne, kada mes norim greitai, galbūt nenorim visą laiką valgyti restorano maisto. Tai būtent tiek daug dalykų ir sprendžia oro grūzintuvė ir dėl to mes šiandien apie tai ir kalbam. Taip? Be abejo. Ką norėčiau vėlgi paminėti, kad kaip ir paminėjot, sveikesnis gaminimas ir vėlgi visi labai nenorim jų plastiko. Kad nebūtų jokio plastiko, kad būtų kuo sveikiau, kad būtų kuo tvariau. Tai mūsų oro grūzintuvėse maistas su plastiku neturi absoliučiai jokio sąlyčio. Ir kai kur metalas ir stiklas, ne? Metalas ir stiklas. Jeigu mes stiklo neturime, tai mes turime visur vien tik tai metalinį paviršių. Kada kalba eina apie vietą, iš esmės, jeigu mes esam didžiuliai virtuvės šefai ir nevaldom restorano, tai karšto oro grūzintuvė turbūt 99% atvejų patenkins maisto gamybos poreikį. Be abejo, pilnumoje atlieka orkaitės funkciją. Viską absoliučiai galima pagaminti, ką mes gaminame orkaitėje. Tai kada man kokį labiau pasirinkti? Standartinės grūzintuvės paprastai, ką ir mes patys esame anksčiau turėję, būdavo 5-6 litrų talpos. Tačiau jos yra ganėtinai mažos. Na, sakykime, 1-2 žmonėms, studentam viskas yra ok. Taip. Todėl šią minutę mes turime jas didesnės. Tačiau mūsiškės šiuo atveju jos yra mažos, bet jos labiau keliauja į gylį. Kalbant konkrečiai, jeigu norime viengubo modeliuko, turime mažą, kompaktišką, tačiau 8 litrų talpos. Štai kokią turime mes didelę talpą. Joje mes jau galime sutalpinti jau, na, sakykime, kokiam 3-4 žmonėm pilnai vakarienę pasigaminti arba pietus. Jeigu mes norime gaminti labai daug, mes turime 11 litrų modelį. Šitas modelis, gal sakyčiau, labiau paminėčiau, kai jau vietos mes ant stalviršio nebetaupom, o norime tiesiog turėti šitą daiktą namuose. Ir didesniai, sakykime, šeimai, kada ne per kelis kartus, bet turim daugiau kiekio, per vieną kartą pasidarom, kiek norim. Taip, daugiau kiekio per vieną kartą, didelį šeiminą, netgi drįsčiau tikti, na, sakykime, jeigu naudojant pilną plotą, tai kokiem 6 asmenim drąsiai. Pirmiausia, tai mes matome štai perskirtą mūsų visą paviršių. Tai reiškia, kad mes ją galime naudoti 2 skirtingomis temperatūromis. Galime jungti tik vieną, o jeigu mums reikia didelio ploto, norime gaminti didelį kiekį, tiesiog išimame vidinę pertvarėlę ir mes turime didelį kiekį. Jinai tokia universali, ne? Jinai labai universali. Taip, dabar kalbant apie dvigubas karšto oro grūzintuvės, ar ne? Čia ir čia mes turime tą patį. Čia ir čia mes turime tą patį tūrį. 11 litrų, tačiau turime skirtingą dydį. Šitie modeliai labiau yra skirti taupantiems vietą būtent ant stalviršio, į pajūrio namus, į atostogų namus. Ne pirmą būstą, sakykime, kada mes turim mažiau tos vietos, bet pilnai vos nekeičiam pačią orkaitę, ne? Taip. Tai štai, mes turime vieną, iš tame modelyje mes turime vieną gilesnį stalčiuką. Ir turime vieną plokštesnį stalčiuką. Todėl mes galime vienam gaminti jau garnyrą, kitam gaminti jau pagrindinį patiekalą. Ir viskas vyksta vienu metu. Kas yra labai gerai juose, kad veikia nepriklausomai vienas nuo kito, tačiau gaminti baigia kartu. Čia ilgesnė programėlė dirba, tada susivienodina ir baigia gaminti vienu metu. Šitas įrenginys skiriasi būtent ir tuo valdymu. Labai gražiai užsilenkia ir matome tik tai patį prietaisą. Tačiau, toks, sakyčiau, gal šiek tiek ir naujovė, nes, na, bent jau man tai neteko ir matyti, kad jau būtų toks atlenkiamas ekranėlis. Norim gaminti, atsilenkiame. Visas valdymas eina šoniukyje. Super. Toliau
tūris yra tas pats 11 litrų, abu po 5,5. Iš esmės daug biurų šiais laikais turi mažesnės, didesnės turi virtuvės, bet galbūt tai yra irgi geras būdas, kaip suburti biuro žmonės į virtuvėlę ir kaip pavyzdys čia už 25 minučių ateis žmonės pavalgyti, o mes jiem galim greitai ir pagaminti visą šitą maistą, be kažkokių didelių kvapų, be nieko, kas nebūtų per daug nemalonu, staigiai, greitai ir skaniai bei sveikai. Tai parodom, kaip tai vyksta. Netgi nebūtina ir turėti virtuvėlę, užtenka pilnai valgomojo. Mums reikalinga tik tai elektros rozetė. Gerai. Tai naudosime mūsų karšto oro gruzdintuvę ir kepsime vištienos plauzdeles, kepsime daržoves ir kepsime bulvytės. Tai duokit, aš palaikau, jūs tada dėkit. Ir kol dedat, aš irgi galiu paminėti, kad turim dabar situaciją, kada tiesiog skubam labai, pasiėmėm iš šaldytuvo maisto produktus, o kas myli tiesiog gal daržovės, yra vegetarai, veganai, tikrai su karšto oro gruzdintuvėm gali irgi atrasti būtent savo mylimus produktus. Dedam maistelį čia, gerai, ir iš karto tada labai skubam, Ir iš dedam ir karto daržovės. imam antrą stalčių. Gerai, Nes pasiėmam. labai mes turime taupyti laiką. Čia galim dėti viską į vieną vietą. Taip, be abejo, bulvė, daržovė, čia daržovės ir visiems temperatūra yra vienoda ir mes tiesiog jau kepsime viską kartu. Ir mūsų naudojame garnyro. Galima ir stalčiuką. šviežias dėti daržovės, dabar kaip minėjau, Kokias dedam jūs tik tai šaldytas, nes neturim laiko visai, iš kameros atsitraukiam šaldytuvą tiesiog. Čia Nereikia tas, kai nieko būna atitirpinti. ekstra atvejis Ekstra toksai. greitai. Dabar mums reikia skirtingų temperatūrų, ar ne, ir skirtingas laiko tarpas, kurį gaminsitės. Bei be abejo, reikalinga mums ir skirtingi kepimo režimai. Aišku, mes temperatūrų patys jau nebereguliuosime, jau viskas mums yra paruošta, tik tai pasirinksime, ką mes jau norime. Tai šiuo atveju pirmiausiai pasirinksime daržovės. Tai pasirenkame daržovių funkciją, tai daržovėm šiuo atveju, kadangi jos yra šaldytos, tai mums pilnai tinka ši karšto oro kepimas. 16 minučių. 16 minučių keps, ar ne? Toliau kitam mes jau pasirinksime Antras stalčius, ar ne? antras stalčius, mes pasirinksime, kepsime juk vištieną, ar ne? Kepsime vištieną. 20. 20 Viskas? minučių. Paspaudžiame, kad norime, kad kartu užbaigtų ir viskas, paleidimo mygtukas. Na ką, maistelis iškepė, reikia pasižiūrėti, kas gavosi. O gavosi, žinokit, labai puikiai. Tai pirmiausiai, tai norėčiau pradėti, žinoma, nuo daržovių. Kaip matot, viskas labai gražiai, tolygiai, apskrūdė. Maistas yra pašildomas sveikai Čia yra ir esminis skonis išlaikomas toks pat ir kas yra mums ir esmė. Skaniai pasišildyti maistą ir pavalgyti. Na ką, beliko tik suvalgyti. O mes dar paminėsim pabaigai, kad įmonės krinona.lt svetainėje galioja būsto anatomija 15 nuolaidos kodas ir jisai galioja būtent ir šiai prekių kategorijai, tai yra karšto oro gruzdintuvės, tai tikrai galite pasinaudoti, sutaupyti, na ir kas pradės gaminti maistą būtent šiuose įrengimuose, gali ir parašyti, ar skanu, kaip skanu ir ar esate laimingi. O jums, Živilė, labai ačiū Krinonai, kad inovuojat, kad būtent gaminat, atstovaujat tokius gamintojus ir turite tokių prekių. Na, o šios prekės, kaip šiandien pakalbėjom, būtent padeda spręsti labai daug problemų. Tai yra greitis, vietos stoka virtuvėse, vėlgi maisto paruošimo būdas, sveika, kokybiška, skanu. Tai Ir svarbiausia, greita. ačiū labai ir pasimatysime būtent, kada turėsim dar kitų naujovių, jas su jumis ir aptarsim. Iki sekančių susitikimų.